Tadam! Sveiki visi! Malonu jumis labai matyti pas mane užsukusius ir žiūrinčius, kadangi jūsų labai pasiilgau, jūsų komentarų, jūsų įvertinimų, bendravimo su jumis labai pasiilgau. Ir dabar yra tokia proga, mane užtagino emocijų tagui Vita iš Have to Meet Vita ir dabar darysim emocijų tagą. Ir ilgai netempus pradėsim. Tai pirmoji, tai reikia šiame tage padaryti 5. Šiame tage reikia pasakyti 5 tave apibūdinančias emocijas. Na ką, ir pirmoji, kuri mane apibūdintų, tikriausiai būtų raudona mergaitė. Raudona mergaitė? Mergaitė raudona suknelė. Mergaitė raudona suknelė. Kadangi mėgstu raudoną spalvą, bent anksčiau mėgdavau, dabar taip, bet nieko. Mėgstu raudoną spalvą, mėgstu sukneles, esu moteris, mėgstu šokti, na, viskas kas moteriška ir man tas ženkliukas moteris, ta šokanti tokias raudonas suknelė, nu tikras toks moteriškumas. Antra emocija, kurią priskirčiau savo ir apibūdinti mano gyvenimą, tai būtų smile, šypsenėlė. Kadangi aš labai dažnai šypsausi, visada juokiuosi ir iš savo problemų, ir iš kitų nusišnekėjimų ir žodžių visada žvengiu reikia, nereikia, kad ir gyvenimas kartais pakiša šūdą, bet būna, vis tiek reikia juokti, šypsotis, na, praeinagi visada būna juoda, balta niekada nebūna, kad vien tik tai š. Pasikeičia kažkada, ne? Taigi, nepasiduodu tom pilkom dienom ir vaikštau su šypsenėle. Trečia emocija apibūdinanti mane, tai būtų gal vėjelis. Kažkas tokio. Vėjelis. Kodėl tas vėjelis, kodėl tas dūmelis? Kadangi manęs visur pilna, visur lakstau, skubu, visada nenurimstu vietoj, visur. Tai šiandien tai ten tokia pugelė. Ir niekur ilgai neužsibūdu. Tai manyčiau, kad tiktų man ši emocija vėjelis. Ketvirta emocija, kuri apibūdina mane, tai yra šeimos ženkliukas, šeimos emocija, šeima. Kadangi labai myliu savo šeimą, man nieko nėra svarbiau, čia kaip ir visiems tikriausiai nieko nėra svarbiau kaip šeima, tai ši emocija turi būti pas mane šiuose 5 būtinai man. Ir iš šios emocijos gražios išplaukia ir mano 5 emocija. Jeigu kas nors nuskriaustų mano šeimą ar bandytų nuskriausti, ar kažką tai turi prieš, tada gali pamatyti mano 5 emociją. Devil, velnias. Taigi, štai ir mano 5 emocija, kuri taip pat mane apibūdina. Bet tikriausiai čia pas visus žmonės taip yra, kad visi turim ir gerąją, ir blogąją pusę. Ir, žinoma, geriau tos blogosios pusės, kuo mažiau ją sutikti ir kuo mažiau, kad jinai pas mumis išlystų. Ane? Taigi, linkiu, kad gyvenimas jums nekaišėtų šūdų ir jūs netaptumėte velniais. O kuo dažniau šypsotumėtės. Dabar norėčiau, kad jūs komentaruose parašytumėte savo 5 emocijas, kurios jūs apibūdina, būtų labai įdomu pažiūrėti, o kas filmuoja vlogus, kas filmuoja video, kas turi savo kanalą, kad ir neturi, bet ruošiesi tai turėti, tai taginu tave, kad padarytum šį tagą ir nufilmuotum. Lauksiu filmukų, kada nufilmuosi, pasidalink, visi pažiūrėsime. Na ką, ačiū už peržiūrą, ačiū, kad esate kartu, malonu jumis čia matyti. Bye bye. Rainbow Rocks. O žiūri, eik filmuot.